Treneri, sėkmės. ir vėl pritrūko kažko, tai šiandieną labai nedaug, bet vėl kažko pritrūko. Tai pritrūko šaltakraujiškumo. Pirma pusė, kaip ir liktai viskas normaliai ten buvo, su tuo kaip ir atsakingumo, visko atsakingumo pritrūko klaidose. 14 klaidų pirmoji pusė. Antroji pusė tą klaidų skaičių, kurį apmažinom, kaip ir, bet tos tokios, kaip sakyt, skubėjimas galbūt. Tam tikrose vietose po jų spaudimo tas skubėjimas mus biškai išmušė iš vėžių. Nors ir vyrai buvo raminami, viskas, nežinau, kalbėta, bet, na, žinot. Antroji pusė praleido 27 taškus. Ar tai galima sakyti, kad antroji pusė gynyba susitvarkė ir veikia taip, kaip turi būti? Gynyba susitvarkė, viskas tvarkoja, sakau, vyram padėkojau tikrai už darbą, 66 tik praleidom. Kaip ir bendras toks rezultatas geras, bet parametėm 8 baudas savo aikšteliai. Čia taip biškai, taip, negalima savo aikšteliai taip pramesti baudų. Ir tų klaidų vėl prie savo salėje, tiek tos klaidos, mūsų žudikas yra klaidos. Nežinau, kelintos varžybos mus tas nužudo. Ar galima sakyti, kad Kymanto pasirodymas antroje pusėje šiek tiek pagyvino bent jau žaidimą gynyboje? Taip, biškai nešė to tokio gyvumo. Emocijų, viskas, salė iš karto užsivedė, aišku. Retokai Simas lošė, bet tas labai užvedė, tas uždegė visus iš tikrųjų. Šaunuolis, galiu tik pagirti. Gaila, tik kad tas baudas prametė 4 ar 5. Paskutinė ataka buvo numatyta, Nikitas, ar tiesiog taip išėjo? Buvo numatyta išleisti visus mažesnius žaidėjus ir priimti kamuolį ir kuo greičiau užbaigti.